Esu Juozas Eigminas, paralimpinio sporto atstovas. Mano sporto šakas yra lengvoji atletika ir golbolas, aklųjų riedulys. Esu silpnaregis, tačiau tai netrukdė man nei sportuoti, nei studijuoti. Baigiau magistro studijas Mykolo Romerio universitete. Po jų sukūriau verslą, tačiau žvelgiant atgal, didžiausi iššūkiai buvo dirbant su tekstu. Iššūkiai dirbant su tekstu turint regėjimo negalią yra tokie, kad jeigu tekstas nėra pritaikytas, mes turime jį priartinti naudojant programą, tačiau tokiu metu tekstą matome ekrane tik tais 3 žodžius. Tai reiškia, turim perskaityti 3 žodžius, pasukti programą teksto į šoną ir vėl skaityti 3 žodžius ir taip stumdyti savo ekraną, skaitant žodžius. Labai ilgai užtrunka, labai sunku išlaikyti mintį, tad labai džiugu, kad prisitaikant prie silpnaregių ir aklųjų yra kuriami tokie dalykai, pritaikyti vadovėliai, tekstai, tai labai džiaugiuosi. Aukštasis mokslas dėja kol kas nėra prieinamas kiekvienam. Ta prieinamumą riboja mokymosi priemonių trūkumas. Mes Mykolo Romerio universitete nuolat ieškome sprendimų, kaip tą prieinamumą padidinti. Tokiu svarbiu sprendimu tapo bendraautorių parengtas ir išleistas vadovėlis Vadyba – žmonės ir jų sąveika tvariam organizacijos valdymui. Vadovėlio leidimą EPUB formatu paremė Lietuvos kultūros taryba ir jis įgalina žmonės, kurie turi regėjimo poreikių arba disleksiją, pilnavertiškai studijuoti universitete. Mūsų vadovėlis turi ypatingą misiją dėl to, kad šis vadovėlis kalba apie organizacijų vadybą, apie žmonių išteklių vadybą ir žmonės, kurie ateis studijuoti į universitetą verslo vadybos, projektų vadybos, lyderystės ir panašiai, jie jau turės tą vadovėlį, kuris gali pasitarnauti kaip įkvėpimas ateityje rinktis ir kurti savo verslą, keliauti į organizacijas ir daryti karjerą ir nepasitenkinti tuo, kad kažkas vadovauja man, galbūt leis pradėti vadovauti pačiam.